Žemaitaitis tęsia turą per Lietuvą. Susitikimuose su rinkėjais daugiausiai dėmesio ir kritikos skiria prezidentui Nausėdai bei sprendimui didinti gynybos finansavimą. Žemaitaitis tai vadina afera ir debilizmo viršūnė. Aiškina, neva Nausėda paims žmonių indėlius. Bet Žemaitaitis siūlo ir savo sprendimus, iš kur paimti pinigų. Nuimti sankcijas nuo baltarusiškų trąšų tranzito. Antro didžiausio koalicijos partnerio mintys Eglės Račkauskaitės reportaže. Kai kur žmonių susirenka mažiau, kai kur kėdžių pritrūksta, kaip Radviliškyje. Čia, jeigu galima, dar matau. Kol tarp sesijų pertrauka ir Seimo posėdžiai nevyksta, Remigijus Žemaitaitis daro turą per Lietuvą. Mes už jį balsavom, mes apie jį palaikom visapusiškai. Palaikyt atėjom, palaikyt, pasidžiaugai. Jis sako, kad nori išvesti, mes neduosim. Mes norim, kad sektųsi, kad palinkėt, kad iš tikrųjų nepasiduotų. Pagrindinė Žemaitaičio tema – pinigai gynybai. 5-6% bendras vidaus produkto skirti gynybai. Kai kameros nefilmuoja, Žemaitaitis į vatą nevinioja. LNK žinios gavo vieno tokio susitikimo audio įrašą. Aš supratau, kad čia yra afera. Aš iškart supratau, kad čia yra grynai bandymas įtraukti žmonės, įbauginti. Kad politiniai lyderiai sutarė gynybos biudžetą didinti iki 5-6%, prezidentas Gitanas Nausėda pranešė prieš porą savaičių po Valstybės gynimo tarybos. Šioje taryboje dalyvavo ir Žemaitaičio koalicijos partneris premjeras Gintautas Paluckas, taip pat kiti politikai. Bet Žemaitaičio kritika nukreipta į prezidentą. Lietuvoje buvo prezidentas, kuris nuo biudžeto skyrė 31-33% gynybai. Tai kas buvo? Smetona, kuris pabėgo per upelį. Kaip jie sakė, Žemaitaitis reikia kažko šreipti datumės, nes tai yra debilizmo viršūnė, ką mes darome. Žemaitaitis kalba, kad norint pasiekti tokius procentus, reikėtų didinti PVM, akcizus ir kitus mokesčius. Esmė yra, viskas automatiškai kyla kaina. Kai kyla kaina, Lietuva kas tampa nekonkurencinga. Sako, tam nepritars. Antroj vietoj, girdžiu, sako, panaudosime antros pakopos pensijas, ane? Taip pat, kad prezidentas nori paimti žmonių indėlius. Kai šovė, tai atsisėdau kaip turi būti. Jis pasiūlė indėlius nacionalizuoti. Sako, mes pasiimsim indėlius iš jūsų, kol kaimiečiai vidurėlį, jūs nesuprantat, aš pasinaudosiu jūsų pinigų. Čia yra kas, nacionalizacija prasidėjo dar yra. Taip. 39 metai, 41, čia vėliau. Iš o tą ką reikia daryti, tada sakykit konkrečiai. Ne, aš jau nebauginu, aš aiškiai pasakau, kad ta šizofrenija, kuri yra paleista po Lietuvą, turi išeiti ir pasakyti, kad jokio čia karo grėsmės nėra, kad nustokit baugintis to žmonės. Bet anot Žemaitaičio, jeigu jau labai norima kariauti, pateikia savo pasiūlymų. Vienas jų panaikinti sankcijas baltarusiškų trąšų tranzitui per Lietuvą. Leidžiam tada tranzitu, uždirbam pinigus, ką darom, tos uždirbtus pinigus investuojam į kariuomenį gynybą. Tai labai gerai, nes tai yra visiškai jokios naudos neduoda. Baltarusiško sankcijų paketas atsisuko prieš mumis Lietuvą. Dėl ko? Todėl, kad Rusija toliau prekybinius ryšius vykdo su Amerika. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys yra sakęs, kad bandymas gąsdinti socialiniu nestabilumu tai kenksminga veikla. Ir svarstė, kokį poveikį Žemaitaičio kalba žmonėms daro. Bet anot Palucko, Remigijus pasako aštriai, bet faktinio poveikio tikrai nėra jokio. O Žemaitaitis balsavo, mažai balsavo. Reikia balsuoti daugiau, nėra apsądėjimus, kuri apmelavo Blinkevičiūtę žmonės ir mano žmona prakeikė. Sakė, Eglė Račkauskaitė, Augustė Tomkutė, Ligita Gorodničenko.